Sybet lošimo automatai. Ruletė. Lažybos. Stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Oi, sveiki, labas vakaras. Šiandien taip jau nutiko, kad mano gerbiamas kolega Martynas deginasi saulėje kažkur prie kokios nors jūros ir žiūri kokiam nors delfinui į akis. Ir tas gal nėra blogai, nes į jo vietą šiandien turim kur kas garbesnį žmogų nei Martynas. Ir pas mus svečiuose Saulius Liausa, Dainų šventės pagrindinis organizatorius. Kaip jūs pristatyt? Nacionalinio kultūros centro vadovas. Nacionalinio kultūros centro vadovas, kuriam mes su savo praeitų ir užpraeitų podcastų laida sukėlėm daug nemalonumų ir privertėm matyt atsakinėti klausimus, kurie nebūtinai buvo labai patogus. Bet paskui mūdu daug kalbėjomės ir išsiaiškinom, kad nebūtinai viskas, ką mes sakėm, yra tikslu. Ir problemą išvelgiam netgi gilesnį ir netgi kitur šiek tiek, o ne pačioj Dainų šventėj. Dainų šventė, sakykime, buvo gal pretekstas pasikvies Saulių pagaliau susitikti ir mums pavyko sakykime, gal ne tokiu būdu, kokiu Saulius norėjo, bet jis čia. Viskas taip yra. Iš tiesų, Dainų šventė dažnai pavyksta toksai pavirsta objektas, per kurį pabando daug ką tokie visuomeniai pjūvis padaryti, tam tikrus pūlinius pratverti, ar šiaip kažkas savo kiekvienas interesus paspręsti, nes jisai iš tiesų neįmanoma jos nežinoti ir jis daug apima. Tačiau grįžtant prie autorinių teisių ir prie jūsų laidos, tai tikrai pradžioje aš buvau smarkiai nustebęs, nes iš tiesų, ką jūs ten atvėrėt ir smagiai pasišnekėjo, tai tikrai klaidinant informaciją ir taip nėra, nes mes kaip Nacionalinis kultūros centras vienas iš didžiausių užsakovų ir naujų kūrinių skatintojų mūsų srityje apskritai, nes kompozitorių sąjungos nariams ir šiaip kompozitoriam užsakom daugiausiai kūrinių, tai per metus iki 50 000 tam skiriam ir kalbėt, kad mes kažką su autoriniam teisėm, tai čia būtų išties smarkiai ir neteisinga, nes iš esmės tai autorius dalyvaujantis Dainų šventėje mažiausiai 3 kartus gauna atlyginimą. Tai vienas dalykas, kai mes įsigijam kūrinį, mokam ir nusiperkam teisę jį ir mūsų renginiuose atlikti ir nusiperkam teisę tiražuoti mums primtinais būdais. Ta prasme, mes net visom teisėm ir net nesinaudojam, tai jokio skirtumo, ar mes ten jį per kažkokias tai platinam internetinius portalus ar leidybą užsiemam, darydami spaustuviai kažkokį dar honorarą, kur jokių išties grįžtamojo ryšio pačiam autoriui, kažkokių mum įsipareigojimų ar kitų dalykų neturim nuo išleistų natų dar kartą mokėti, nes mes jau įsigijam tą teisę leidybinę. Bet to atlikimo dalykai, tai čia jau Latga yra gerai reglamentuota sistema, veikianti Lietuvoje ir visiems labai aiški sistema, kada mes atlikdami savo Dainų šventėje kūrinius, be abejo, susimokam Latgai ir Latga paskirsto autoriam. Ir trečią kartą dar, kaip visada, dar Dainų šventė ir filmuoja. Tai ar LRT transliuotojas, ar kas, ir dar kartą jam ten matyti už transliacijas gauna. Taip kad čia iš tiesų kalba eina ne apie mūsų kažkokius pažeidimus ir ne apie Dainų šventę, kuri vyksta vieną kartą per 4 metus. Mes kalbam ko gero apie apskritai tą sritį, kas mūsų valstybėje, kokioje mes čia raidos etape su natų leidyba ir su natų kopijavimu. Ko gero, tas jūsų buvo fokusas, bet kaip neretas pasirinko Dainų šventę, kad čia atvert kažkokius atradimus padaryti. Dainų šventė yra toks banginis, kurį sakykime, negaliu pasakyti, kad šou biznio banginis, ne, muzikos ir kūrinių, turintis tradiciją 100 metų, ne, nes bus 100 metų Dainų šventėj.
svarbu pabrėžti, vienas geriausiai parduodamų renginių bilietų prasme irgi, man atrodo, nes nėra bilietų jau pirkti. Taip, šiemet praplyšo tie pagrindiniai renginiai, tie populiariausi, kurie visada būdavo išperkami ne taip greitai, tai dabar per savaitę buvo ir ansamblių vakaras, ir šokių diena, dar yra bilietų į Vingio parką, į Dainų dieną ir pučiamųjų orkestrą, kuris dar augina savo populiarumą ir aš manau ateityje tikrai niekur nebus pirkti bilietų, labai greit bus išperkami. Nu tai reiškia ir vienas turtingiausių renginių. Tai čia toks žodis, labai reikia susitarti, apie ką kalbam. Dainų šventė neuždirba iš pačio šventės, mes tiesiog esam valstybinė institucija, kuri ne apie pelnus kalba, o kaip iš tiesų kuo gražesnė padaryti ir kaip ją įgyvendinti, nes tų įsipareigojimų išties yra daug. Čia vienas dalykas, kad dalyvių apie 37 000, tai juos reikia ir atvežti ir pamaitinti ir apnakvindinti. Kitas dalykas yra 14 didelių renginių programų, tai sukurti kūrinių, užsakyti autoriam, visi kiti dalykai. Aš atsimenu, dalyvavau Dainų šventėj kaip tėvas, nes dukra turėjo šokių vakarą. Čia buvo jau senokai. Nepraeitoj ir dar reiškia prieš 8 arba matyti prieš 16 galbūt metų, jeigu skaičiuojant atgal. Tai, o kai tie atvažiuoja dalyviai, dar yra taip, kad kur juos apknavindina, ar Vilniui užtenka viešbučių? Labai paprastas dalykas, statistiką galiu pasakyti. Vilniuje yra virš 5000 vietų miegamų lovų viešbučiuose. Mums reikia 25 000, kad iš kitų miestų sutalpinti ir šalių. Tai be abejo nėra jokių galimybių nei pas mus, nei Latvijoje, nei Estijoje. Tai yra normali praktika. Tai kur miega tie žmonės? Mokyklose miega, savivaldybės pasirūpina. Vilniaus savivaldybė pirmiausiai pasirūpina, mokyklos išskiria. Mes suvedam su savivaldybė atstovais koordinatoriais, kurie tiesiog išskirsto mokyklose patalpas taip, kad visus apnakvindintai naudojam. Ir čiužinius atsiveža, ir miegamosius, ir taip toliau. Tai čia faktiškai, vienareikšmiškai tai yra didžiausias renginys atvykstamojo turizmo. Galim taip sakyti, matyt? Bilietų skaitliukai sukėsi ir naktį dar greičiau negu dieną, reiškia nemažai pasaulio lietuvių, taip, Amerikoje, Australijoje, iš ties, kur kai pas mus naktis, pas juos diena, tai lygiai taip pat aktyviai buvo perkami bilietai, taip, kad tikrai daug turėsim iš pasaulio atvažiavusių. Na tai va, mes čia praeitą laidą dar šnekėjom, paskui sugrįšim prie mūsų dar temos tos, kurią pakėlėm apie autorinės teisės, bet mes kalbėjom apie stadioną, apie Vingio parke vykstančius koncertus, Vilniaus mieste, apie Kauno stadione vykstančius koncertus. Kauno stadione ne, Vilniaus stadione irgi bus šokių diena. Kaune yra, kadangi pirma dainų šventė vyko Kaune ir ta tradicija, tai yra dainų slėnis. Bus jau kito laiko. Taip, dabar naujai stato visiškai rekonstrukcija ir džiaugiamės, kad tikrai nors vieną gerą šiuolaikišką, kiek ten pavyks šiuolaikiškumo, tačiau naujai statyta, tai ten dalyvių telpa apie 4000. Ten su šokėjais, su dainininkais, tai toks mažesnis modelis, nes Vingio parke į Dainų dieną mes apie 14 000 dalyvių turim. Nes mes džiaugiamės Dainų slėnio rekonstrukciją irgi, nes irgi planuojam ten po jūsų tikriausiai jau daryti kažkokius renginius. Tikimės, kad įsileis ir atsiras ten administratorius tam tikras. Nežinau, man atrodo, kad dabar dar jis nėra paskirtas, tik ir iki galo ir pati savivaldybė administruoja. Bet čia detalės, kadangi mūsų laidą žiūri daug labai su muzika susijusių žmonių, pagrinde jie ir žiūri, tie, kurie kūrė, tie, kurie domisi, tie, kurie prekiauja, tiem, kurie yra nebeingi apskritai kokiam nors garsui arba vienaip ar kitaip su tuo susiję. Ir reiškia, tie, kurie nematė to, tai mūsų reikėtų pasižiūrėti tą laidą, kur mes kalbam apie dainų šventę ir mes kalbam apie tai, kaip apie autorių teisių. Mes vardinom tai vagystę. Saulius sakė, kad to nėra ir nedrįstų nesutikti su jo žodžiais, nes mes per tą laiką nemažai išsiaiškinom ir daug nukeliavom.
Bet yra vienas dalykas, su kuriuo mūdu kaip ir sutiko, man atrodo, kad ta sritis iki galo reglamentuota apskritai Lietuvoje nėra. Tai matot, visien, kas yra pati ta autorinių teisų arba muzikoje esminiai dalykai. Yra kūrėjas, kuris sukuria kažką, yra atlikėjas, kuris atlieka. Vienas be kito, ko gero, nebūtų to vyksmo, kuris vadinasi muzika, nes jeigu kompozitoriai tik savo rašytų, be abejo, dabar jau yra įvairiausi kompiuteriniai variantai, net ir dirbtinio intelekto, kur iš viso ten kita tema. Bet prieš pradedant, kaip tik pasiklausant dirbtinio intelekto gal jau nebereikės spręsti tų klausimų, pajakavimai, bet tačiau yra autorius, yra atlikėjas. Ir tam, kad įvyktų tas viešasis atlikimas, kad kūrinys galėtų gyvuoti, reikia abiejų pusių. Tai tam, kad viskas gerai susireguliuotų, yra vidurinioji grandis, leidybinė grandis. Bet šito Lietuvoje trūksta. Nėra apskritai leidybos tos kūrybinės industrijos, kaip dabar mėgsta vadinti, iš principo. Nes norint tam, kad nepažeis kažko, tai pirmiausiai turi turėti ir pasiūlą. Nes jeigu nebus pasiūlos, tai čia mes galim apsidėlioti įvairiausių įstatymų, nuorodų ir taip toliau. Čia panašiai kaip turizmą vystyti, jeigu neturim oro uosto, jeigu negalime miestai važiuoti, jeigu nėra kur parkuotis, tai galima apie turizmą daug kalbėti, bet vargu ar pritrauksim turizmą. Tai lygiai tas pats, aš manau, yra ir su tais klausimais, apie ką mes kalbam. Iš esmės, klausimas yra apie leidybinį dalyką. Nėra pačios leidyklos, kuri natas leistų ir kur galėtų visi kreiptis. Tai nes pop muzikoje ta leidyba išsisprendusi. Yra leidėjai arba patys atlikėjai dažnu atveju tampa leidėjais. Grubiai tariant, kaip ir autorių teisų, gretutinių teisų įstatymė numatyta, bet ką jūs tiksliai labai paminėjot, yra autorius, labai aišku, kas per juridinis vienetas, ne juridinis vienetas, kad ir fizinis asmuo, sakykime. Kokios jo teisės ir ką jis atlieka. Subjektas juridinis, noriu pasakyti. Tada yra atlikėjas, labai aišku, irgi kas tai yra. Yra fonogramos gamintojas, šiuo atveju leidėjas. Irgi apibrėžta šitam autorių teisų, gretutinių teisų įstatyme, kas tai yra ir kokias teisės jis įsipareigoja ir kokias teisės jisai turi. Ir su natom aš suprantu, kad kažkada egzistavo toks dalykas kaip natų leidyba ir paskui jisai kažkaip natūraliai išnyko. Reiškia panaudojimas, kadangi mes palėtėm tą temą, ne pačios dainų šventės. Dainų šventėj jau mes matom, kaip sakyti, saldainį. Jau viskas, kas vyko. Dar vieną įdomią tiesą, tokia informacija, kur dar jums gal atvertų situacijos tokio, kas ta dainų šventė. UNESCO pripažino ne dainų šventės, UNESCO pripažino dainų švenčių tradiciją. Reiškia, tą kasdieninį vyksmą, kuris vyksta Lietuvoje, kuris apjungia visus, kuris kartas ir taip toliau. Tai vat kalbant apie tas pažeidimus ar kitus dalykus, tai elementariausiai žmonės, kurie eina į kolektyvus, atlikinėja muziką kažkokią, jie tą daro kasdien. Per sezoną, ten nežinau, 20-50 koncertų surengdami, pilna įvairiausių festivalių, tik dainų šventė toks didelis, kur labai aišku visiems, bet ko mažesnis autorinių teisių ar kažkokių kitų tų natų dauginimo, koks nors ten pučiamų orkestrų čempionatas, ar chorų konkursas, ar koks nors festivalis kito žanro, kur yra autorius ir yra atlikėjas. Tai čia lygiai tas pats kasdieninis veiksmas. Bet tas kasdieniniam veiksme, kai dalyvauja šitie tūkstančiai žmonių, tas autoriaus ir atlikėjo klausimas, manau, lieka neišspręstas. Kaip? Jiegi tikrai nedaro taip, kaip jūs, neieško to autoriaus, ir nemoka tam autoriui tikriausiai. Tas natas greičiausiai randa arba šitam prietaise, arba atsišviečia. Tai nėra tokio reglamentavimo niekur pasaulyje, ko gero, kad kiekvienas atlikėjas kreiptųsi į autorių. Tai įsivaizduokim 14 tūkstančių dainininkų pradės. Grot viešai gali, ką nori. Taip, ir susimokė už viešą atlikimą. Jeigu susimokė. Bet kur gaut natas, va čia yra esminis klausimas, nes nėra ne vienos leidyklos, kur Lietuvoje mes ir prieinam, po 10 tūkstančių tiražų ką nors lygiai tą pačią problemą kažkada išgyveno ir pop muzika, kad
kūrinių klausyt, galima, juos dainuot galima, bet jų įsigijimo būdas visą laiką buvo po klaustuku. Kol neegzistavo Spotify, pavyzdžiui, platforma, arba iTunes, arba tas pats YouTube'as, ar dar kas nors, tuos kūrinius dažniausiai visi parsisiųsdavo iš interneto, taip sakant, ne? Taip. Grubiai tariant, tai tada atsirado tokia savoka kaip piratavimas ir atsirado eilė visokių programų, kaip su tuo kovot, ką daryt, ir iš esmės rinka tą išsprendė pati. Nepadėjo niekas kažkiek gal švietimas padėjo, sakykime, žmonės sąmoningi suprato, kad, vėlgi autorinis kūrinys arba išleistas kūrinys, bet kokiu būdu jisai padarytas klausimui, jisai įdėta darbo ir jisai yra turtas tam tikras. Tai čia abejonių nekelia. Tik tai kaip padaryti, kad nei autorius galės už leidėją būti, nei atlikėjas leidybos problemų išsispręsti. Va čia yra esminis klausimas. Nes publishingas taip ir atsirado. Kažkada tai seniai Amerikoje kažkas parašydavo natas, kažkas perrašydavo natas ir kad galėtų grot kitam kur nors bare arba kitam kokiam nors kabarete arba teatre, tas natas, reiškia, turėdavo įsigyti. Kitaip tariant, autorius gaudavo per leidėją natų, gaudavo savo atlyginimą, nes, kopijavimo mašinų nebuvo tuo metu. Reiškia, dabar man tik tai klausimas kyla, toks esminis ir pamatinis, kaip užtikrint, ir yra koks nors receptas, kaip užtikrint, kad nuo pat mažumės tie vaikai, kai ateina į muzikos mokyklą arba muzikos būrelį, jie lygiai tas pats veikia ne tik ten, bet ir mokyklose su pratybom. Reiškia, jiem mokytojai atšviečia. Ir va čia esminis klausimas, taigi tas būdas yra niekaip, reiškia... Čia viskas suprantama, tik tai, kaip sakyt, tos problemos yra dvi pusės. Antra pusė yra, kaip padaryti, kad jis nuo pat mažens netaptų nusikaltėliu. Va čia tai turi pasiūla irgi būti iš pradžių, nes kitaip tai visada galim išspręsti, kaip sakyta, nėra žmogaus, nėra problemos. Tai nėra natų ir nėra autorių su savo kūryba. Tada kažkas ieškosis kažkur iš užsienio. Taip, tu į užsienį nori atlikti kūrinį, tu eini leidyklą, nusiperki natas, arba atsisiunti natas, arba dabar iš viso internetiniai prekyboje. Ta prasme, viskas įspręsta. Formatas nėra svarbus. Tu nori, susirandi, pasigūglini, ateini iš leidyklos, nusprendi. Mes dainų šventę organizuodami, suprasdami, kad čia nėra to viso, mes susidedam saugiklius ir tikrai pasikartosiu autorių neskriaudžiam. Perkam iš jų leidybinę teisę, o toliau nuo tos mūsų leidybos arba neleidybos dalinimo, bet kuriuo atveju neteina. Ar Xerox aparatai uždirba, jeigu ten dauginasi atlikėjai, bet mes jiems suteikiam tą dalyką, nes su autorium atsiskaitėm. Arba galim leisti leidinius, bet visien ne autorius uždirbs. Atgal autorių niekas nekapsės. Visien uždirbs tada kažkokia leidykla, spaustuvė uždirbs. Bet aišku, jeigu autorius žinotų, kad jo kūriniai yra tikimybė jos platinti. Ir pasaulio lygiai tas pats yra pasaulio. Arba autorius parduoda leidyklą ir jisai nebeturi jokių teisių ir leidykla perėma ir jo rūpinasi. Nes po muzikai arba negalima. Mes turėjom praktikos su pasauliniam, kai tam tikras antologijas leidom, kai kreipėmės į leidyklas, kad jie mum išskirtinę teisę suteiktų ir ten atsiskaitimo būdą ir taip toliau. Tai su autoriais taip yra. Arba tu gauni nedaug ir paskiau tau nuo tiražo kapsi, arba tau daugiau sumoka ir tu nebepretenduoji į nieką. Nesgi apibrėžimas įstatymai yra taip apibrėžta, kad autoriui priklauso prigimtinė teisė visą laiką būti autorium. Ir kai Latgoje, pavyzdžiui, netgi kaip leidėjas, tu gali perimti teisę į autorinį atlyginimą tik vienu būdu, jeigu autorius tau suteikia tą teisę į jo atlyginimą. Grubiai tariant, tarsi jam moka, bet jisai parašo raštą, kad ne man mokėkit, o leidėjui, pavyzdžiui, tuos pinigus. Iki tam tikros kopijos, kol bus parduota. Bet tai net nereikia ir autorių kreiptis. Čia lygiai taip pat, jeigu restoranas nori pasileisti muzikos, jam nereikia čia jau skirtingas. Ne visai. Čia truputį skirias. Bet supraskim irgi, yra ir muzikoje. Jeigu tu atlieki vienkartinį atlikimą stambia forma, tu susiieškai leidyklos, atsisiunti natas, atlieki, vėl persiunti, susimoki, viskas įsispręsta.
Bet jeigu tu nori kasdieniam gyvenime naudoti, nu, pavyzdžiui, tas pats autorystė yra, nu, rašytojo parašyta knyga. Tu nueini į knygyną ir nusiperki ir tavo neribotą laiką ir ką tu nori, tą darai. Su ta knyga, ar tu kaimynui dovanoji, ar tu tą. Bet esmė, kur aš sakau, kaip pasauliniai praktikoje yra, pavyzdžiui, atlikimo mene, mėgėjų meno. Yra festivaliai, kur tu atvažiuodamas turi deklaruoti, kad tu ne išspausdintų natų, bet iš leidyklos natų. Bet nieko daugiau nereikia, nei autorių ten ieškoti, nes įsivaizduokim, per metus, aš nežinau, keliasdešimt tūkstančių koncertų vyksta. Tai jeigu koncertai populiarų kokį autorių pradėtų kiekvienas atlikėjas skambinti, kolektyvo vadovas, vadinkim, skambinti ir klausti, ar ten leidimas susitikti, iki absurdo nueitume. Tiesiog šito nėra būtina. Paprasčiausias yra du keliai. Nes mes ir šiandien turėjom diskusiją ir su Kompozitorių sąjunga, ir su Muzikos informaciniu centru, ir su Kultūros ministerijos teisininkais, autorinių teisių skyrium ir viceministru, kad, du keliai yra. Arba tiem mėgėjų meno kolektyvam, tiem muzikos mokyklų tenai visiems naudotojams, čia dar atskiras sritis, kada tu edukaciniais tikslais, ne viešam, o mokymuisi, čia, kažin, vėl dar kitos yra, čia aš neteisininkas, bet iš esmės yra skirtingi dalykai. Tai arba tu kažkokią licenciją, kaip laikmenos mokestį, vienas kelias, arba iš tiesų tada turi atsirasti kažkas tai. Laikmenos, kompensacinis atlyginimas vadinasi. Tai čia jau juridiniai terminai. Čia žiaurus labai, nes mokestis tai iškart visi sako, dar vienas mokestis. Galbūt, aš neteisininkas, pilnai sutinku, bet kalba eina apie tai, kad teisingas atlygis ir teisingas vartojimas atsiranda, tu netampi nusikaltėlius taiga. Arba kitas kelias yra iš tiesų paimti ir kažkurioj ar per vieną instituciją, ar per kelias, per leidybas sudaryti galimybės. Nes aš kaip atlikėjas, aš pats esu 20-30 metų su choru dirbęs ir pats kaip vartotojas. Tai nėra tų natų. Ir kur tu nelauksi, arba jeigu yra kažkoks leidinys, kuriame yra tau ta viena daina, kurią nori dainuoti, jeigu per koncertą tu 20 nori dainuoti, tu nesineši į sceną, kiekvienas choro narys nesineš po 20 rinkinių ir ten nešlamins tais popieriais. Visiems tu turi kopijas padaryti, susisekti, tau patogiai pasidaryti. Dabar jau jauna muzika, girdėjo informaciją, iš viso atsisako, eina viską į skaitmeną, planšetės, iš planšetės dainuoja. Tai iš viso leidyba nebeaktualu. Esmė yra, kaip užtikrinti, kad nei atlikėjas nebūtų pažeidėjas, nei autorius nenukentėtų ir kad, būtų pasiūla. Dabar mes to neturim. Tai kol kas yra kryptis, suprantat, mes dabar kažkokiai tai pievai takelį pramynę esam ir vaikštom kur kas nori ir staiga kelininkai susigalvoja, atvažiuoja, sustato ženklus, draudžiama lenkti, parkuotis ir bandom dar neturint gero kelio surasti, kaip čia žaidimo taisyklės susireguliuoti. Tai pirmiausiai, aš manau, turime įsispręsti su leidyba, kad kur legaliai galėtų gauti. Nes jeigu grįžtant prie dainų šventės, jeigu ne mūsų kolektyvai, bet Lietuvos kolektyvai, kurie kasdieniam naudojame, mes kaip dažnu atveju kūrybinė grupė ieško populiariausių kūrinių, kas jau tautoj skamba, iš to ir renkasi viena dalis, kita aukso fondas, viena tokia, ir tik tai dar trečią dalį mes kiekvienam naujų užsakom autorių. Tai su naujais kaip ir įsisprendė, su tais, kurie populiarūs, tai mes kaip organizatoriai, ką mums daryti? Jie, kiekvienas kolektyvas seniai savo repertuarę turi ir kiekvieną dieną jos atlikinėja tuos kūrinius. Nes bėdos kaip ir nėra atlikti, ką nori iš principo, jeigu moki latgai. Grubiai tariant, 6% nuo bilietų, jūs kaip organizatorius sumokat. Viskas autorius suskaityta. Turim tokį ir edukacinį momentą mes savo visuose šituose pokalbiuose. Pasakojam labai dažnai apie finansus, kaip jie skirstosi tam tikroj srity muzikiniai. Tai, kad visi žinotumėt, 6% nuo bilieto kainos atitenka autoriam. Reiškia, autoriai suskaičiuojami kiekvienos dainos, yra jų trukmė kūrinių visų, padalinama iš trukmės ir kiekvienam autoriui paskirstoma. Grubiai tariant, jeigu koncerte sugalvojat atlikti kieno nors dainą, tai tą daryti galima visiškai legaliai, dainuotą dainą, svarbu deklaruoti, ką dainuoji. Ir 6% reiškia nuo
nuo jūsų surinktų pajamų gaus autoriai dainos. Plius nuo nemokamų gauna nuo žiūrovų skaičio. Irgi yra sutartis ir fiksuojam kiek dalyvių skaičių. Taip, per nemokamus renginius irgi yra. Jo, bet kadangi dainų šventėje tikrai daug 10 000 skaičiuoja, tai irgi autoriai pajaučia, aš manau. Uždirba šitoje vietoje. Bet yra kitas dalykas, kai atsiranda audiovizualinis kūrinys, grubiai tariant, jeigu jis yra filmuojamas ir įrašomas, reiškia, jūs kaip organizatoriai šiuo atveju, arba mes kaip organizatoriai turim užtikrinti autorių ir atlikėjų teisę, kad tas kūrinys įrašomas ir gims dar vienas audiovizualinis kūrinys, reiškia nufilmuotas koncertas, ne tik tai sukurtas, ne tik tai atliekamas, bet dar ir nufilmuotas. Reiškia, jis tampa dar atskirų kūrinių, kurį jau, pavyzdžiui, administruoja Avaka šiuo atveju, ne? Tikriausiai, kadangi mes tuo neusiminėjom, čia LRT jau įsijungia ir jų teisinė visa sistema. Tai va šitoje vietoje irgi reikalinga licenzijavimas. Kitaip tariant, jau reikia turėti sutikimus iš atlikėjo ir iš autoriaus, kad jie neprieštarauja, jog tas kūrinys virstų dar vienu kūriniu, kur bus panaudotas vaizdas. Čia reikėtų transliuotojų klausti ir juristų, kaip ten tuos visus klausimus įsisprendžia. Jo, tai čia išsisprendžia irgi, visi sprendžia tuos klausimus ir išsisprendžia, čia nėra kažkoks stebuklas, tai N metų vyksta, tik tai, kad žiūrovai, kurių yra dalis ir muzikos sričių studentai arba muzikantai patys, jie šitą klausimą labai dažnai užduoda. Už tai, apie kaip skirstosi, pavyzdžiui, lėšos, tai neseniai gavom tokį klausimą, aš už tai ir naudodamasis progą, reiškia, įsiterpiau su šituo momentu. Tai edukacinis tas klausimas yra pats svarbiausias. Mes kažkada, aš labai gerai atsimenu apie, jūs palėtėt tą patį tuščios laikmenos atlyginimą, paskui kokią bazę turėtų būti autoriam, kokią atlikėjim, kokią fonogramų gamintojam ir leidėjim, grubiai tariant, tie, kurie investuoja arba sumoka, kad tas kūrinys atsirastų, pavyzdžiui, autorius sukūrė, atlikėjas jį nori dainuoti, bet kažkas jį turi įrašyti, grubiai tariant, aranžuoti, išleisti, reklamuoti, tai šiuo atveju tai ir yra leidėjas. Ir leidėjas ten investuoja pinigus. Ir paskui, kai atsiranda viešam transliavime kažkur, pavyzdžiui, kūrinys, naudojamas į groją radijai, ar kiti panaudojami būdai licencijuojamas reklamom ir panašiai, tai visi šitie 3 teisiniai subjektai, autorius, atlikėjas ir leidėjas, gauna savo dalį tam tikrą nuo tų kūrinių aptartą. Tai lygiai kaip ir, manau, šiuo atveju pas jūs, kadangi jūs įgyjat teisę iš autorių, įgyjat teisę iš atlikėjų ir savotiškai tampat leidėjų. Ne, mes tos funkcijos nenorim prisimti, nes čia yra dar kainuojanti investicinių ir išteklių, tiek žmogiškųjų, tiek finansinių, nes tiesiog, kad sugrįžtų pinigai, aš manau, jeigu čia būtų kažkoks tai pelnas iš to, Lietuvoje nebūtų tos situacijos, seniai būtų atsiradę leidyklos ir įsileidę natų. Čia vis vien yra šiek tiek ir matyti dotacijos klausimas turėtų būti. Arba taip jau susistiguoti, kad iš tikrųjų visi kapsėtų. Bet šitam reikia priaugti, matyti valstybei kitą raidos etapą dar prigyventi. Tai grįžtant prie to, ką kalbėjom apie leidybą, kad pasiūla būtų, tai ko gero lengviausias klausimas yra internetiniai prekyboje įdėti. Tu nori tiek kūrinių, turi tiek atlikėjų, tu skaitliuką įjungi, nusiperki, ar choras, ar orkestras, ar bet kas. Tai nesvarbu, ar planšetės, ar tu nori spausdinti būdą, nes supraskim ir tai, kad jeigu tu leidinį, tu nusiperki, tai tau neišgelbėjimas, nes tu leidinį nuo pirmo iki paskutinio kūrinio nedainuosi, tau vienam koncerte vieno reikia, kitam iš kito. Tai tiesiog svarbu, bet čia nesvarbu, svarbu pirminis šaltinis. Turi ne iš kažkur dabar susiorganizavai, bet tu nusipirkai, sumokėjai tam yra atsiradęs būtent tas tuščios laikmenos atlyginimas. Tai čia kitaip tas pavadinimas. Kad jeigu tu jį įsigijai kūrinį, tu gali jį kopijuotis į savo daiktus, ne kažkokius, tai kuriuos tu turi. Pavyzdžiui, aš jį turiu telefonę, bet aš galiu jį klausyti ir savo kompiuterį arba automobilį, kur turiu atskirą dar ten kortelę kažkokią. Tai šitas yra kaip ir reglamentuota ir tas galėtų rastis
aš įsivaizduoju labai, čia nėragi sudėtingas dalykas. Jeigu chore dainuoja 30 dainininkų, ne? 30 artistų, tai reiškia, kažkoks tai turėtų būti, nežinau, kažkoks tai kaina nustatyta, ne? 30 licenzijų. Ten lygiai iki programinė įranga. Jeigu būtų leidybinė bazė, jeigu būtų, tai tas natas tvarkingai paruoštas, ne su kažkokiu kampu užlenktų, ne ten kažkokį pataisytų kažkokiu, ne dar kažkokiu, tai būtų, išganimas, nes visien, aš manau, rinka sureguliuotų, kad tai nebūtų per brangų įsigyti tam atlikėjui, nes jeigu tik pakelsi kainą, tai tiesiog automatiškai nebeskambės autoriaus kūrinys, nusipirks pigesnį. Faktas, čia susireguliuos. Su programom. Lygiai, mes perkam ofisui, sakykime, dirba pas mus 10 žmonių, ne? Man reikia, kad visi turėtų Wordą, tai ne? Natūralu, ir mes perkam 10 Wordą licenzijų. Bet jūs turit kur pirkti. Nereikia jums dabar eiti ir galvą ir kalbint kažkieno, kad jūs klausykit, gal jūs išleiskit, aš noriu nusipirkti. Tai šiuo atveju dabar atlikėjas pas mus tokioje situacijoje. Jo, įkaitų jisai nori atlikti tą kūrinį, kur gauti nėra. Niekas leidyklą neišleido, jokia. Tai jis dabar turi kažkur užsakinėti, kažką įkalbinėti, kad nusipirktų, ar ką daryti. Ar autoriai galvą kvaršinta, o prie ko autorius, jisai pradės kopijavimo kiekvienas užsimti ar leidybą užsimti. Tiesiog, čia turi sureguliuoti. Nėra jau po truputį kryptis yra, bet muzikos informacinis centras jau kai kurią kūrybą dėlioja, bet suprantat, kai ateina kokia dainų šventė ir mums reikia 10 000 egzempliorių, tai nė viena leidykla nekiš galvos ir tiek neišleis, nes reikia investicijų turėti, reikia visko dėliojimo. Tai, sakau, vienintelis būdas, ko gero, toks optimaliausias ir žiūrint į tvarumą, nes neaišku, kiek dar tos natos laikysis popieriniam ar kažkokiam kitam formate, tai tiesiog įsigyti tas internetiniu būdu, susimoki ir dėlioji. Tik tai vėl klausimas, ar čia kaip vienkartinį, kaip minėjau, jeigu kažkoks tai išskirtinis kūrinys vienam kartui, tai gali vienkartinę licenciją, bet jeigu tu nori kaip gyvenime turėti, kad tu naudot kiek tau norėsi, tai čia tada reikia kaip su to knygynu ateini, nusipirkai knygą ir turi, nereikia daugintis. Ir jeigu kaimynas nori paskaityti, arba tu jam duodi tą knygą, arba tu pasakai, kuriam knygynė yra ir jis nueina ir nusiperka. Ir visą problemą sprendžia. Nereikia eiti Xeroxą ir dauginti. Tai supraskit, dėl ko knygų nekopijuoja. Tai ne vien dėl to, kad knygos pakankamai brangios, aš manau, gal kažkas ten ir pigiau nusikopijuotų, bet tiesiog, nėra patogu. Tai įsivaizduokim, knygą iš atskirų lapų skaityk, užsilenkia, be kopijuojant, ten kažkur pasibaigė kasetė, kažkoks dryžis atsirado, N problemų. Tai visi atlikėjai labai džiaugtųsi, jeigu kokybiškas natas galėtų gauti už tuos 15 centų ar kažkiek tai, nes tai galime kažkaip paskatinti mūsų. Nežinau, ką čia paskatinti. Ministerija? Rinką paskatinti labai nelengva. Ieškoti lėšų? Ne, čia yra privatus dalykas. Tiesiog, aš manau, dabar kryptis yra. Pradėjom kalbėti apie tai, kad muzikos informacinis centras gali imti ir dėliotis. Nes logiškiausiai būtų, nes muzikos informacinis centras, MICAS, vadinamas, jisai visus autorius turi. Visus jo kūrybą fiksuoja, kiek kūrinių įrašė, kiek kokių sukūrė, kur sklaida. Tam yra muzikos informacinis centras. Ir jam beliko tik tai, kaip sakyti, vieną šaltinį susidėlioti, investuoti į didesnę programą palaikymo, nes ir tą bazę turėti. Bet jie yra, patogią. Taip pat suprantu, nėra komercinė įstaiga, jie taip pat išsilaiko iš... Pusiau, ten aš gerai iki galo tų statusų nežinau, tai nėra biudžetinė įstaiga. Jie šalia kompozitorių sąjungos. Jo, šalia kompozitorių sąjungos, bet ir kompozitorių sąjunga yra ne visai tokia tipinė biudžetinė įstaiga. Visien ten yra sąjunga. Reiškia, kompozitoriai susirinko, nusprendė kažką. Taip. Nes man čia kilo apie tą sąjungas. Ir šiandien kalbėjomės. Mes panašią sąjungą turim, mama vadinasi. Tik ne sąjunga, jinai jau asociacija. Taip, bet esmė kokia, kad iš tiesų yra kultūros taryboje programa ir šiandien irgi apie tai kalbėjomės, kad galime ten daugiau nukreipti tų, kaip pasakyti, prioritetinių dalykų, surašyti sąlygas, kad per projektus ten eit, gauti finansavimą ir susitvarkyti. Tai kas bus pirmieji, tie laimės, tie gali nueiti į tą, kad iš tikrųjų atsiras pasiūla. Ir tada, aš manau,
Mūsų jau pareiga bus. Gerai, čia dabar jūs palėtėt labai įdomu. Ugdymą paimti, kad, suvokimas ateitų, nes, per suvokimą tu tada užsitikrinsi, kad, nekopijuos pas kažkokį savo ten į biblioteką ar kažkur nuėjęs ant Xeroxo, bet tiesiog oficialiai įsigis, o mums tada irgi nebus didelės problemos atskirti, kiek originalas, kiek neoriginalas ir turėti, kažkokį tai kontroliavimo mechanizmą į dainų šventę, jeigu tu nori užsiregistruotų, deklaruok natas. Tas mums nėra sudėtinga padaryti, bet dabar puikiai žinom, kad nėra jam kur įsigyti tų natų, reiškia, kažkas turi jas suvesti, sudėlioti. Taip tariant, čia atsiranda visai nebloga niša, aš taip suprantu. Ir klausimas toks, tai kiek jūsų žiniom, jūs vis tiek žinot, kiek Lietuvoje yra dainuojančių žmonių. Daugiausia žinot iš visų. Mes žinom kažkokius dainininkus, kurie iššoka pavieniui, sakykime, arba patys ateina, arba per kažkokius prodiuserius, arba per tavo laidas. Bet, toks įspūdis, kad jų nedaug. O kiek yra dainuojančių žmonių neprofesionaliai, sakykime, tie, kurie negauna už tai atlygio? Į dainų šventę surenkam, kaip ir minėjau, 12-14 tūkstančių. Čia jau šventė. Taip. Bet tai dar vyksta atranka. Ne visi patenka. Dar kokiu kelius šimtus galim pridėti, ar kelius ten bebandančius, ten švietimo, vėl šimtus žmonių. Jo. Nėra taip, kad labai daug lygtų už borto, nes arba tu dainuoji chore, arba nedainuoji, nes taip, kad dainuotum ir negalėtum išeiti į sceną pakoncertuoti. Čia faktas, tai bet yra chorų, kurie nepatenka. Yra keletą ar chorų, ar ten kitų žanrų kolektyvų, tai ne vien chorai, bet čia ir orkestrai. Nepatenka. Šiaip man dabar jau čia tik įdomu pasidarė, kad grybai visiškai ar... Yra įvairių priežasčių. Yra ir lygio problemų, yra ir to, kad turi gal kitų planų, yra ir to, kad, supraskim, čia kaip ir olimpiada. Ne tai, kad neguminė, bet arba tu parengi, nes, pavyzdžiui, norint ten į pajėgių repertuarą reikia 30 kūrinių išmokti. Gal kitas tiesiog turi kitų planų ir nenori tą išmokti visų tų kūrinių, arba ten bent minimaliai, jeigu tu ten turi lygį. Tai Lietuvoje yra kokie 15 tūkstančių dainininkų? Ko gero yra, nes dar mes nekalbam apie mūsų dainų šventę, neteina patys jauniausi dainininkai, kurie moksleivių dainų šventėje dalyvauja, mes tik tai nuo vyresnių klasių pritraukiam. Tai suaugę žmonės. Nesuaugę, bet vadinkim jaunučiai pagal mūsų terminus, tie, kurie ten pradinėse klasėse mokosi, jų irgi yra ir neteina. Bet čia skaičiai panašiai tiek. Tai reiškia, kokį 20 tūkstančių bus, daugiau bus. Gal panaši statistika, bet čia mes kalbam ne vien apie dainininkus, 20 tūkstančių apie žmonių. Pučiamuosius orkestrus. Čia dar muzikantai. Mes kalbam apie dainų ir šokio ansamblių, ten liaudės instrumentų. Dar visą 40 suskaičiuotų. Ne, tiek nebus, nes šokėjam natų nereikia. Šokai. Blogam šokėjui. Jo, viskas tvarkoj. Blogam šokėjui, viskas tvarkoj. Geram nieko netrūksta. Improvizuoti. Smagu. Tai 20 tūkstančių, sakykim, 20 tūkstančių atlikėjų nori įsigyti kūrinius ir šiai dienai Lietuvoje nėra leidėjo, kuris galėtų pasiūlyti jiem įsigyti tos kūrinius. Yra puikiai niša. Reiškia, kažkam mes ką tik tai sukūrėm puikią mintį, kad legalizuoti visą švietimo procesą, mokymosi procesą ir oriai dalyvauti dainų šventės atrankas. Čia, aš tai matau, čia, milijoną, tai kaip padėta. Verslas toks dalykas, arba po 50 eurų nuo kiekvieno. Atmetus tokią optimistinę gaidą, tai sakau, jeigu čia būtų iš tikrųjų pelningas verslas, nes dainų šventė į 4 metus vieną kartą. Tie žmonės, kurie skaičiuoja. Manyčiau, kad ne vienas bandė ir visaip čia yra. Bet supraskim, kad yra aukso fondas, yra tie, kurie jau išleisti, tai čia ne tiek daug atsiranda tų kūrinių. Iš kitos pusės Baltijos šalyse mes turim gal sėkmingesnę leidybinį pavyzdį, tai Latvijoje yra natų leidykla.
Bet kiek man informacija siekia, tai netapo milijonieriais, ne vienas. Tai yra didelis darbas, tai yra iš tiesų, negalite leidiniai kažin kiek kainuoti, nežiūrint visų kitų dalykų. Yra čia reikalų. Čia taip greitai milijonas nenusipaišys niekaip. Mes stovime ant tokio tam tikro slenkščio. Iš tiesų yra labai gera proga, nes jau mes su Muzikos informaciniu centru, su Kompozitorių sąjunga jau ne pirmą kartą susitinkam ir kalbam tą problemą ir ieškom tų kelių ir yra iš tiesų Mitsui augti, palinkėti, kad užaugtų ir suimtų ne tik tai ten tam tikrus kūrinius, bet tiesiog visus administruotų kūrinius, susidėtų į platformas ar ten leidybą. Čia jau jų rinkos skaičiavimai, čia irgi yra verslas, kur negali labai patarimų duoti gerų, nes dažnai paskiau bankrutuoja ir ateina, sako, tai tu man patarėjai šito verslusim. Tiesiog profesionalai, kad imtųsi, dėliotųsi, o mūsų pareiga visų bus iš tiesų sutvarkyti tą, kad kopijuotų taip, kada yra iš kur legaliai gauti. O sakykit, jūs, pavyzdžiui, kai paskelbė dainų šventę datas, ne? Jūs žiūrite kalendorių, kas tuo metu aplinkui vyksta, ar, pavyzdžiui, dideli koncertai kokį nors vyksta, ar važiuojat tanku per rinką? Mes turim privilegiją, mus įpareigoja įstatymas, kada rengt kas 4 metus rengiam ir taip jau į tradiciją suėjus, kad Liepos 6 yra su tautinė giesme dainų dienos finalas, reiškia pirmą savaitę ir kas 4 metus įstatymai rašyta, tai mes čia didelių Jūs vienintelė koncertinė organizacija, kuri turit įstatymą net savo. Tai ne mes, bet dainų šventė turi įstatymą, dainų švenčių tradicija, UNESCO paveldas, taip. Bet dainų šventės aš negalėčiau surengti, pavyzdžiui. Ar galiu dalyvauti konkurse, nes norėčiau rengti dainų šventę kaip UAB, pavyzdžiui. Geras klausimas. Niekad tokio iššūkio neturėjom. Gaila, kad mes praleidom šitą progą. Galiu nuraminti, kad yra galimybių regionės dainų šventės vyksta. Darykit, kvieskit, dėliokitės ir o jau Vilnių tai mes pasiliksim. Tai nepasilikimo klausimas. Tiesiog galiu nuraminti, kad iš dainų šventės apie 60% pinigų eina apgyvendinimui, maitinimui, nakvynei ir visiems kitiems įsipareigojimam. Plius, kaip ir minėjau, dainų šventė tai yra ir visa dainų švenčių tradicija. Norint, kad tas repertuaras gimtų, kad užaugtų, kad susidėliotų, tai turi ir atlikėjai. Čia yra ir dainų šventės palaikymo programa, ne vien naujų kūrinių pirkimas, tai ir kvalifikacijos kelimas, ir vadovai, ir atlikėjai, ir instrumentai, ir tautiniai kostiumai. Čia eina daug sričių, jeigu taip palietus visą dainų šventės tą visą vyksmą, tai yra iš tiesų valstybė valstybėje iš principo. Kiek laiko jūs ruošitės, kokio dydžio organizacija? Iš principo tas laikas nesustoja, jisai baigėsi ir nuolat vyksta, be abejo. Tai mes kalbam tik apie tą ledkalnio viršūnę, pačio renginio surengimą, bet visas procesas jis gyvas, ir UNESCO pripažino kasdien vykstantį veiksmą, nes kasdien kolektyvai kūrėsi, kasdien nauji specialistai ateina, kasdien koncertuoja, kasdien nauji autoriai kūrė kūrinius, žodžiu, eina gyvas procesas, gyvoji tradicija. Kiek žmonių organizuoja tokį renginį? Vėl labai sunku pasakyti, nes kai vyksmas yra, labai sunku kažkokį momentą iškirpti ir pasakyti. Mūsų centre dirba 50 žmonių, skaitant visus valytojus, budėtojus, vairuotojus, tai kūrybinis daug mažiau žmonių. Bet pasakyti, kad mes visą dainų šventę organizuojam, irgi būtų per drąsu, kaip ir minėjau, ir savivaldybės išlaiko kolektyvus, ir patys kolektyvai mokinas, ir pritraukiam iš pašalinių, ir ant kompanijų, ir savanorių, ir visų, tai organizaciniuose dalykose koks geras 1000, aš manau, yra žmonių, bent jau 700-800 tai tikrai. Bet jūs ne vien iš bilietų gyvena, turit kažkiek duodam pinigų surengti. Be abejo, tai mes niekaip... Iš bilietų neištrauktume. Ne, tai iš bilietų mes, kiek ten, 500 000, 600 ar kažkiek dabar pažiūrėsim, gal čia rekordinis bus uždirbsim. Tačiau šventės surengimui reikia 5,5 milijono mažiausiai, o gal ir 6 milijonų. Neskaitant tai, kad dar kolektyvus išlaikyti savivaldybėm didelį našą. Jūsų renginys yra kol kas matyti didžiausio biudžeto renginys. Muzikinis Lietuvoje. Ko gero, iš principo taip. Nes mes turėtume labai jau pavaryti čia kažką, kad sugebėtume išleisti, bet neaišku,
kokį čia reiktų vėl nedaryti. Ne, tiesiog grįžtamojo ryšio, kad pasidengti kažkaip vadybiškai taip sudėlioti, kad pasidengti va tuos įkištus kaštus neįmanoma. Nebent bilietai būtų po 500 ir eilė stovėtų į stadionus, tai bet vargu bau. Nu, kaip sakyti, belieka to tik ir palinkėti. Aš įsivaizduoju, kad ateis metas, kai Lietuva bus dar brangesnė šalis. Ir dabar brangiai, aš tuo labai džiaugiuosi, kad čia yra gyventi beprotiškai brangu, nes turiu minti, kad Lietuva yra skirta ne visiems, tai yra toks išskirtinis slaptas kraštas ir reikia nereklamuoti Lietuvos, kad čia turėtų būti labai brangu, niekas čia net nežinotų, kas čia vyksta. Ir Lietuvoje turėtų būti tokia, nu, net ne Šveicarija, Šveicarai turėtų mums pavydėti. Bilietas 500 būtų mums menknikis, tai būtų toks, nu, žinai, ar pavalgyti restorane ir dainų šventę, bet taip turėtų būti ir galbūt tai įvyks kada nors. Bet aš nemanau, kad čia teisingas kelias būtų, nes bet kuriuo atveju tos rytis kaip kultūra, švietimas, socialinė, medicina, tai yra tos rytis, dėl ko apskritai ekonomika eina. Ekonomika eina ne dėl to, kad kažkokį tai verslą pasidaryti ir žmogus čia neaišku kiek užsidirbti ir susidėlioti. Nu, yra tam, kad visuomenė galėtų turėti savo žmogus, būtybė, homo sapiens, gyvenantis 3. tūkstantmetį civilizacijoje normalioje, galėtų sau leisti kultūrą užsimti, galėtų sau leisti švietimą, turėti geras sąlygas gydytis, nes jeigu viską mes čia per rinkos ekonomiką, rinkos visuomenę padarytume, aš jums pritariu daugiau negu 100%, nes man irgi atrodo taip pat, kad reikia žmogui išleisti. Teisingai visų pirma išleisti, aš turiu menį prasmingai gyventi. Prasmingai gyventi, ką jūs ir sakote apie žmogų kaip kultūringą žmogų. Pasakyti labai įdomų dalyką, kiek žolelių rinkėjai tą pirmykštę klajoklių bendruomenę per savaitę dirbdavo. Dienų. Reikia paklausti, manau, kad čia koks nors gamyklas Stumbras atsakytų, jie 3-9 gamina, tai rankioje ten mockus žolytės. Kalba eina, 2-3 dienas per savaitę dirbdavo. Mes dar svajojam 4 padaryti darbo savaitės, taip kad mes neaišku dėl ko, kiek vargstam. Greičiausiai dainuodavo, ruoždavosi. Vieni medituodavo, kiti dar kažką darydavo, taupydavo energiją, kiti kažkokius ritualus atlikinėdavo ir Abramovič yra, skaičiau, ten gyvenusi su aborigenais ir ten kalbėjasi, iš tiesų mes per daug dirbam. O dar jeigu kalbėt, kad čia viskas kainuotų, viską nusipirkti, tai mes turėtume nebe apie 5, apie 6 gal savaitės dienas kalbėti, bet kažkodėl tai žmonėje nuo tų laikų kažkaip netoli nuėjom. Norim kažkaip svajojam grįžti mažiau dirbti. Manau, kad kur yra viena išeiginė, man atrodo. Tai yra. Ar Izraelis? Neseniai ir pas mus kažkada būdavo. Atsimenu, tėvai dar šeštadieniais dirbdavo. Buvo toks momentas. Taip. Tai jūs esat, sakykime, Sauliau, ne tai, kad laisvamanis, jūs iš vis nepadoriai norit švęsti gyvenimą, už tai ir daro dainų šventę. Jeigu žmogus turi renginį, kuris vadinasi dainų šventė, tai ko jam dar trūksta? Taip, tai gerai, tai aš manau, kad mes pasiaiškinom pakankamai, išsprendėm klausimą ir nebeturim teisės dainų šventės vadinti didžiausią Lietuvoje autorių teisų vagystę, nes dainų šventė... Net ir mažiausia nesiūlyčiau. Bet, sakykime... Nes jei mums kantrybė truks, mes įjungsim kokius nors teisinis mechanizmus. Aš šitą tiesą sakant laukiau, nes dar jau seniai normaliai nesiteista su kažkuo. Bet galėsim pasitreniruoti paskui kokį nors kitų klausimų. Vis tiek rasim prie ko prisikabinti. Jūs ruoškitės, tik tai yra viena bėda. Mes turim bėdą ir iš tikrųjų jūsų stiprybė toj pusėje, kad mes tai turėsim teisės už savo pinigus. O jūs tikriausiai gausite tą signalą. Tai va čia klausimas, reikės arbitražą matyti daryti. Negalime eiti paprastą teismą. Geriau kalbėti apie kaip autorius laimingesnius padaryti, nes jeigu matysi laimingą autorių, aš manau, visi nuo to laimėsim.
kartais nelaimingi liūdnesnių dainų parašo. tai neskubėkit, suteikėt laimės. Serijas, kad skurde kūryba geriau klestėdavo. Aišku, žiūrėkit, rezistencija buvo kažkokia tai sovietų priespauda, tai roko muzikantai iš skausmo rašė dainas. Žinot, kuo skiriasi mūsų roko muzikantai nuo vakarietiškų? Mūsiškiai iš rezistencijos sovietų valdžiai rašė dainas ir svajoja būti kapitalistais. O anglai atvirkščiai. Jie norėjo būti kažkokiais socialistais, pankrokeriais ir panašiai. Kitaip tariant, mes geresni kapitalistai šiuo atveju ir paėmėm iš tų socialistų pačią roko idėją ir panaudojom ją kapitalizmui. Netgi sąjūdis buvo paremtas dainom, ne? Viskas buvo su daina. Tai dėl tos bendros idėjos, taip sakant, matyt, gražiai draugaukim, palaikykim autorius, ką tik suradom, reiškia, linkėjimą valdžiai, ieškoti būdų, kaip legalizuoti švietimo sistemą, kad ir nepaversti vaikų ir dainuojančių žmonių įkaitais mūsų visų neraštingumo, kad būtų ir pirminiai šaltiniai visi legalūs ir linkiu gražaus renginio, jeigu liks bilietų, mūdu su Plauku ateisim. Tai būtinai dar bilietų yra, tai išties naudodamas progą labai noriu pasakyti, dar nėra tos užaugintos auditorijos pučiamųjų orkestrų koncertui Ave Solutions arenoje, bet tai vienas iš įdomiausių ir spalvingiausių ir ypatingai naujų kūrinių, daug parašyta, labai įdomus ir kas domisi muzika, lietuviška kūryba, šiandienos kūryba, pučiamųjų orkestrų muzika yra fantastinė, tai man tiesiog gaila, kad dar nesam atradę taip kaip šokius, taip, ir orkestrų koncertai, ir aišku, daug nemokamų renginių ir be abejo Vingio parką, kur jau kulminacija bus Liepos 6. Ta gražia gaida. Sibet, lošimo automatai. Ruletė, lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.